Kaip naudojant Word funkciją sukurti automatinį turinį. Sukurti automatinį turinį reikia pirmiausia pasižymėti antraštės, kurios bus įtrauktos į turinį. Pasižymim, tarkim, gimimo vieta. Vietoje, kur yra įprastasis, paspaudžiam rodiklytę į apačią ir pasirenkam. Antraštė 1 tai reiškia didelė tema, antraštė 2 potėmė, antraštė 3 mažesnė potėmė. Rinkimės antraštė 1 lygio temą. Taip, darbo patirtį pažymėkime ir parinkime lygiai taip pat, tik tiek, kad antro lygio tema. Asmeninės savybės pažymėkime ir parinkime 3 lygio temą. Kai susižymim dokumente visas antraštės, kurios bus įtrauktos į turinį, pirmame lape standartiškai parašom žodį turinys. Taip, dabar įterpsim turinį. Tai darome tokiu būdu: įterpimas, nuoroda, rodiklė ir sąrašai. Renkamės antrą auselę turinys. Šitoje vietoje šablonų galim pasirinkti, kaip atrodys mūsų įterpiamas turinys. Turbūt dažniausiai renkamasi oficialus. Ir spaudžiam gerai. Turinys automatiškai įterptas. Pirmo lygio tema, antro lygio, 3 lygio tema. Čia rodomi puslapių numeriai, kurie ir yra pagal dokumento puslapius.